Wanna be by yourself and no one else, alright. Alright. Then you wanna go out, wanna scream and shout tonight. Tonight. You want some space, like it out of my face, alright. Alright. Then you want me back, to put your life on track tonight. Tonight. You're a needy girl, I can tell when I look in your big brown eyes. You want my world, but how can I be yours if I get in mine? I try to change, but somehow it's when I don't feel the same. It's all about what you want, what you say, how you feel, how you play the game. You're a needy girl, you want my world. I try to change, but it's not the same. You're a needy girl. Change, but somehow it's when I don't feel the same. It's all about what you want, what you say, how you feel, how you play the game. You're a needy girl, and you want the world. I try to change, but it's not the same. You're a needy girl. Interviu. Šiandien pakalbėsim VK administratorę, labai gerbiamą ponę, panelę, kuri neoficialiai apsirengus šiandien. Ir papasakokite apie save. Tai ką, jau tu mane ir pristatei, tai aš esu Vilniaus kompiuterininkų akademijos administratorė, kuri organizuoju visą akademijos veiklą, bendrauju su moksleiviais ir stengiamės, kad viskas vyktų kuo puikiau pas mus. Taigi papasakokit mums, kodėl mokiniai, Lietuvos mokyklų lankytojai ir taip toliau turėtų rinktis VK. Pirmiausia, tai todėl, kad jie įgyja žinių tų, kurių neįgauna mokykloje. Antra, tai yra prasmingas laisvalaikio praleidimas. Trečia, kūrybiškumo ugdymas. Ketvirta, pavyzdžiui, dauguma inovatyvių studijų programų ir bendradarbiavimas ir geras laikas čia. Pasakykit mums, kurią specialybę dažniausiai renkas jaunimas pas jūs studijose? Na, tendencijos rodo, kad metai iš metų populiariausia pas mus yra programavimo specialybė. Ir kągi jaunimas išmoksta per programavimo pamokas? Programavimo studijų programos studentai mokosi 2 metus. Pirmaisiais metais kuria taikomasias programas su Delfiu, antraisiais metais kuria taikomasias programas su C++. Na ir paskutinis klausimas užbaigti būtų jau kada buvo įkurtas VK? VK pradėjo savo veiklą vykdyti 2004 metais ir esame išleidę daugiau negu 1500 absolventų.
Taigi dėkojam už šią malonę diskusiją mūsų garbingai administratoriai ir tęsiam ekskursiją po mūsų garbingą VK pastatą. Šiandien pakalbinsime labai svarbų žmogų VK kolegijai, senąją dėstytoją ir mūsų mokytoją Rimantę. Pasakokite apie save. Aš esu Rimantė, esu šitoje akademijoje seniai labai, o čia yra mano puikus mano mokiniai. Tai gal galėtumėte pasakyti, kiek jau metų dėstot? Oi, kiek save prisimenu. Jo. Gerai patinka? Labai. Ir labai sunkus klausimas, bet aš apie atsakymą. Kodėl jaunimas turėtų rinktis VK ir čia eiti? Todėl, kad čia daug puikių jaunų žmonių, daug puikių idėjų, labai gera proga sužinoti inovatyvius dalykus, padaryti kažką tokio labai jėga. Tai dėkojame už interviu ir tiek. Dabar pakalbinsim vieną iš programavimo dėstytojų. Kaip papasakokite truputį apie save? Esu programavimo specialybės dėstytoja, dirbu čia 2 metus. Ir kaip jums sekasi? Manau, kad puikiai. Ir kodėl pasirinkite čia dirbti? Tiesiog labai patiko pasiūlymas, labai norėjau pati tobulinti savo kaip specialistės žinias, apskritai įgūdžius ir lavinti mokinių programavimo įgūdžius. Ir kodėl manot, kad mokiniams reikėtų rinktis programavimą? Manau, kad tiesiog lavinamas yra loginis mąstymas. Apskritai programavimo specialybė yra labai progresyvi. Ir klausimas galui. Ar sunku dirbti programavimo dėstytoją? Iš kurios pusės pasižiūrėti? Šiaip, jeigu žmonės nori dirbti, nori mokytis, tai viskas tvarkoja. Jeigu nėra noro, tai tokiu atveju. Tai ačiū tada už trumpą diskusiją ir tiek. Jau, mokiniai! Pakalbinsim kitas 2 VK studentės, Ievą ir Emiliją. Taigi papasakok mums, kodėl pasirinkot VK. Nes norėjau pažiūrėti šitą įstaigą ir ką čia veikia gerą jie. Jūsų draugė? Labai pasiūlė čia lankyti. Ir kokiagi jūs specialybę čia tobulinat? Kostiumo dizainą. Kostiumo dizainą. Tai draugas, kad tą patį daro. Ir ar jūs tai siejate su ateitim? Taip. Taip. Gerai. Ką jūs planuojate ateičiai? Stoti į dailės akademiją, į kostiumo dizainą. Jūsų draugyta vyri. Taip. Gerai. Ką galvojate apie dėstytojus? Kad jie faini. Super mūsų dėstytojai. Nu, taip. Irgi gerai. Tai tada dėkojame už interviu ir tęsim mūsų ekskursiją po interviu. Dabar apklausime VK studentę Augustą. Taigi pasakyk mums, kodėl tu pasirinkai lankyti VK? Nes aš norėjau išmokti dirbti su kostiumais ir man buvo įdomu tas kostiumų dizainas. O kuo tu būtent dabar užsiimi? Šiuo metu aš dėsčiu Draperyje ir ruošiuosi paskutinio darbo projektui. Paaiškink, nežinom, kas tas Draperija. Tai medžiaga kažkaip pakabinta ir jas atidėmties. O kam to reikia? Man to reikia stojamiesiams egzaminams į BDA. Tai tu sieji tai su ateitim? Taip. Ir kokiagi tavo ateitis pagal tavo planus? Aš ateityje noriu būti kostiumų dizaineris. Taigi dėkojame panelį Augustai už interviu ir tęsime mūsų ekskursiją po garbingą VK pastatą. Ir dabar pakalbinsim 2 VK studentus. Tai tu pasakok truputį apie save. Esu Vytas ir čia mokinuosi. Gerai. Esu Daugis irgi čia mokinuosi. Ir kokią specialybę mokės? Nu, kol kas programavimą. Daugas lyg. Nieko gero. Nieko gero, irgi gerai. Tai ir ką planuojate sieti ateitis programavimu? Nu,
Kompiuterinė fizika. Programavimas, kur man ateities neprasidės. O ką dabar ruošti? Ateityje ruošiuosi studijuoti biologiją. Botaniką, jeigu tiksliau. Įdomu. Ir kas jūs paskatino lankyti VK? Radau laikraštyje tokį skelbimą. Kad taip pat galima programuoti. Nežinau, gal tiesiog tai, kad neturėjau veikti laisvalaikį, kodėl neprogramuoti. Tai ačiū tada už trumpą diskusiją, mūsų studentams ir linkiu sėkmės. Motherfucker Productions представляет Спругимой! You ready?